Mes kaip pirmi duokim pasitaisyti. Na, nu kaip pirmiem duodam. Nes kadangi per jaunų mėnulį, reiškia, yra toks kaip ir burtažodis būdavo, jeigu karvėse labai daug spenių karpo arba pa žmogų. Jaunas mėno kaip yra, atsitupė prieš mėnulį, paėmė žolės iš, ar žolės nesvarbu ką, nučiumpi, patrinį ir meti pro petį. Nieko nepadės mėnulis, jeigu jūs pradėsite patrinti. Bet šitai buvo, žinokit. Tikrai šitai. Tik ne pirmą kartą pamačius. Nes taip, ką reikia daryti pirmą kartą pamačius jauną mėnulį. Dabar pasižiūrėsime. Ai, o gal jūs norite iš jų pirkti? Už kiek parduoti? Taip, va vienintelį tą prizą. Visą iš karto? Taip, visą atiduodate ir viskas. Neapsimoka. Na, kas ketino atsakyti? Aš žinau. Palaukite. Man? Na taip? Taip. Aš nežinau, kaip ne aš, bet mes manom, kad jauną mėnulę pamatyti negalima. Bet aš sakiau, kaip pamatote? Aš neklausiau, ar galima ar negalima. Visada atkreipkite dėmesį. Dabar labai daug kur ir viktorinose ir visur žmonės klauso, bet girdi tą, ko jiem reikia. Klausimas būna suformuluotas. Ką reikia daryti, kai pamatei? O ne tai, kad nemačiau ar mačiau. Būtų kitaip suformuluota, ar pamatai ar nepamatai. Gerai, dabar ta ponia norėjo atsakyti. Ką reikia padaryti? Aha. Jauną mėnulį pamatei, laikas eit pas mergas. Reikia įsikasti į pirštą, verstis kūlio, kalbėti maldelę ar užsimerkti. Jūs? Ką? Užsimerkti. Kūlė. Jūs? Taip, teisingai atsakė šito stalo komanda. Pagavo. Gal senuosius mūsų tikėjimus, kada buvo dar matriarchatas ir kada mes gyvenome pagal mėnulio kalendorių ir kada mėnulis buvo viena iš viršiausių dievybių, jis daug ką galėjo padaryti ir daug būdavo burtų, kur padėdavo jaunas mėnulis, bet nei vienas burtas neveikia, jeigu nesikreipi, o į dievybę kreipiamasi malda. Pamačius jauną mėnulį, reikia sukalbėti maldelę. Mėnuo, mėnolaitį, dangaus karalaitį. Tau pilna rata, o man sveikata. Tau gyvent, man gyvent, tau pasent, tau sudilt, o man iškilt. Ir dar daugiau tokių prašymų, daugiau tokių maldelių buvo. Ką seniau darydavo linų rovėjos, kad pusiaujo neskaudėtų prieš pradėdamos rauti linus? O gal atsispaudimus darydavo, ką? Ką jos darydavo? Kad pusiaujo neskaudėtų. Ateina rauti linų, žino rauskis. Šitas vaikinas daug žino. Pasakykite. Ai, tai kuris originalas, pasakykite, ką jos darydavo. Na? Kad apsijuosdavo, kad neskaudėtų. Taip, žinokite, kad toks dalykas išraudavo pirmą linų saują, susukdavo ir apsijuosdavo per juosmenį, kad linas saugotų ir kad neskaudėtų. Nu va, prisimokite. Kaip sakė Indrė, labai įdomių dalykų buvo. 13 klausimą įsitraukė Ramunės komanda, todėl jiems, kas atsakinėjo, ir mes žinome, kas geriausiai atsakinėjo, taip Dalia
gyvenimo paslaptys ir lemtis. Šitiems nepadėjo Mututės kalendorėliai. Šmaikščiausiam, einančiam pas mergas, mūsų dovana užrašų knygutė, kad nesumaišytų, pas kurią kada eiti. Bet ne visi tos nuomonės buvo. Bet buvot pastebėtas. Taip. Na, svečių komandai, tauragniškiai tai paprastai jau mūsų fondo būna palepinti, o štai į jūsų bendruomenės biblioteką prašom Šimkūnaitės knyga. Šauniausiai komandai, saldžiausias prizas. Tėvelių geranoriškumą leidžiant vaikus į mokslus ir patiems studijuojant kartu gilę tautos vaistažolių išmintį. Ir taip pat Šimkūnaitės pasekėjams, kurie tiek daug įdėjo savo mokslo ir žinių, kad nustebino vertinimo komisijos narius tuo. Tai štai komisijos mūsų nariai Zitelei norėčiau dėkoti ir dovanoti amžinai žydėk atminimo vyšnę, kad jinai skaitytų ir dar labiau protingesnė. Aš labai atsiprašau, ką jau ne taip jums sufleravau, tikrai vieną neteisingai, bet nežinau, aš negalėjau būti kitaip. Komisijos nariai Indrei už jos šmaikštumą, už jos nepaliaujamą sugebėjimą ir baksnuojimą kitų komisijos narių, kad o stebėlikitės, o džiaukitės, ogi žiūrėkite, kaip visi gražiai bendrauja, kaip jie ieško teisingų atsakymų. Už tai jos geranoriškumas.